Taekwondo filosofija yra pati, kad gerbti savo priešininką, kad pats geriausias, kaip sakant, mokytojas yra priešininkas. Pasirodo, mūsų prezidentė moka ne tik karate, bet dar ir taekwondo. Tai sportinių kovų menas, kuomet švaistomasi daugiausiai kojomis. Į galvą ir krūtinę. Dalia Grybauskaitė buvo apdovanota 9 dano taekwondo juoduoju diržu. Taip pat aukščiausias apdovanojimas suteikiamas ne tik už sportinius laimėjimus, bet ir už nuopelnus pasauliui. Nei vienas karatistas pasaulyje nėra pasiekęs tokių politinių aukštumų. Džekis Čanas, Čekas Norisas ir Stevenas Seagalas taip pat karatistai, bet jie spardosi tik filmuose. Daliai Grybauskaitai pasaulyje prilygsta tik tai 3 vyrai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kazachstano valdovas Nursultanas Nazarbajevas ir Jungtinių valstijų prezidentas Barackas Obama. Yra tokia praktika, kad jie suteikinėja šalių prezidentams kaip ypatingos pagarbos ženklą 9 daną. Žinau, kad Amerikos prezidentui Barackui Obamai yra suteiktas 9 danas, Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui, Korėjos prezidentui. Apsijuosusi juoduoju taekwondo diržu, Dalia Grybauskaitė pademonstravo fizinę jėgą ir tėškė butelį į didžiulį korėjiečių laivą Independence, kuris gabens pigias dujas mūsų naujam dujų terminalui. Oh yeah! It is great honor and pleasure for me to be the sponsor of this vessel, and I name her Independence. May God bless and protect her and all who sail on that ship. Pirmąjį juodąjį diržą Dalia Grybauskaitė gavo Amerikoje. Dirbdama Lietuvos ambasadoje, prezidentė aktyviai sportavo ir švaistėsi kojelėm kaip su rankelėm. Mūsų šalies vadovė viena iš nedaugelio pasaulio vadovių, kuri jau šiuo metu turi 2 juodus diržus. Lietuvos taekwondo didmeistrai didžiuojasi savo sportininkę Dalia Grybauskaitę ir patarė kitiem politikam neapleisti savo kūnelių, nes sveikame kūne sveika siela ir blaivus protas. Iš tikrųjų, mes esam labai maloniai nustebinti ir nudžiuginti šito dalyku ir džiaugiamės. Lietuvoje daugiau niekas neturi. Ne, 9 dano niekas neturi ir turbūt niekas ir nežino, ar turės.